Sveiki, mano vardas Aurelija, man labai malonu, kad užsukote į mano kanalą. Ir šiandien jums papasakosiu apie savo kregždės kaip mašinas ir kregždės kaip šitos kregždės įvairiausias kvirksus, įdomybės, niuansus ir kaprizus. Ir pradedam nuo galo. Darom bagažinę, o kas ten yra, ten visokių įdomybių yra. Čia tiesiog casually vežiojuosi apdangalą. Jau irgi praeitam kažkuriam video minėjau, kad šitas apdangalas yra skirtas nuo dulkių ir nuo saulės. Aišku, saugiai viskas tvarko, yra gesintuvas, vaistinėlė, kempinė ir artėjom prie pirmo kvirkso. Donkratas. Šita kregždė turi tokį vieną įdomumą, kad pakelimo taškai yra va čia. Šitas nusiema cypsikas, dangtelis, įsistato šita dalis, užsukam ir pakeliam. Tai pasidžiaugsiu, kad šitoj kregždė yra šitie dangteliai visi sveiki, nesurūdiję, nes mano net vyras irgi sakė, kad pirmą kartą matė pas kregždę sveikus pakelimo taškus. Bet tų pakelimų taškų dar yra ir po apačia. Aš dabar tiksliai čia, man atrodo. Nepasakysiu kur. Aš nežinau, ar kvirksas, bet man atrodo, dar tie tokie keisti pakelimo taškai būdavo tik tai dar senesniuose bembuose, bet čia važiuojant iš aikštelę mačiau bembą, tai seną bembą, tai jau nebebuvo šitų dalykų. Kitas dalykas, kad jau esam bagažiniai. Atsarginis skydelis. Tai kaip atsitiko su tuo atsarginiu skydeliu, tai dabar originalus skydelis persikraudinėja. Ta prasme, važiuoju su automobiliu ir dunkteli kur nors arba šiaip random jisai paimi ir įsijungia ir tu nieko nežinai. Nei koks tavo greitis, nieko visiškai, bet jis po to įsijungia. Nusipirkom naują skydelį su ta mintim, kad galvojom įsidėsim naują ir kompas pasigaus ridą ir rodys teisingą ridą, nes čia yra 300 000 kilometrų, originaliai mano kregždė yra nuvažiavus apie 200-207 tūkstančių. Tai žodžiu, nusipirkom naują, pasirodo kompas nepasigauna, nes tie dar skydeliai tarpusavio modeliai jų skiriasi. Gavosi taip, kad dabar tiesiog bagažinį vežiojosi atsarginį skydelį, o senai mano vyras Rytis kažkiek tai pabandė palituoti. Ir jisai geriau veikia, bet susiradom dar vieną skydelių lituotoją, kuris sakė, kad galės mum irgi pažiūrėti, tai čia jau toksai prie šios vasaros projekto. Mini kvirkas, bet labai noriu parodyti savo zapaskę. Tada pažiūrėkit, koks gražus lietnykas. Ir dar vienas kvirkas, kurį galima rasti bagažiniai, mes atradom tik tai praėjusio sezono pabaigoje. Žiūrėkit. Čia, va čia, va draugai, yra muzikos centras. Čia yra awesome. Čia įsideda diskai. Va čia va. Kaip tik šiandien pasiėmiau pamėginti 2 diskus, kuriuos namie radau. Ir turbūt gal vėliau pasižiūrėsim, nes niekada nebandėm, nežinau ar veikia, bet lemputė tai užsidegė. Tai va, čia susideda diskai ir atgal į tą kasetę susideda. Taip, 6 diskai. Amazing. Na ir paskutinis įdomus dalykėlis, ką galima rasti bagažiniai, tai kaip jums atrodo, kas slepiasi čia. Bičiulė, šiam atskleisiu paslaptį. Ne, čia ne bariukas. Čia yra atsarginiai įrankiai. Beveik visi įrankiai yra ir aš jums iš visų, čia visi aišku, kas ką daro, ar ne? Spėkit, bičiuliai, ką daro šitas, kas čia per įrankis yra. Tai šitas įrankis yra skirtas išimti priešrūkiniam žibintams. Tai jeigu nori šitą lauk iškrapštyti arba pakeisti lemputę, tai turi šitą naudoti ir pernai metais, kai keitėm žibintus, šituos žibintus keitėm, norėjom įdėti lemputės, ten jie iš vis, man atrodo, net neveikia ir nežinojom kaip. Ir tada YouTube'ai pažiūrėjom, kad yra šitas daiktas.
tam skirtas. Keisčiausia, kad paprastai, kai kalbam apie vokiškus automobilius, tai jie būna labai gerai pritaikyti, kad pats žmogus galėtų pasiremontuoti. Ir kodėl BMW yra atskiras įrankis. Vienintelis darbas jo yra priešrūkinius žibintus iškrapštyti. Gerai, galim keliauti į saloną. O salone vienas iš tokių erzinančių niuansų tai yra, kas turi senesnes mašinas, tai tikrai žinosit. Šitas garsas. Mano žadintuvas panašiai 12 klasėje skambėdavo. Tai šitas garsas reiškia, kad nepaliktum įjungtų šviesų. Kad išlipi iš mašinos, užsigesini variklį, tai kad nepamirštum ir kad tavo akumuliatorius neiškrautų. Nes, kolegos, aš esu pakankamai sena, kad atsiminčiau, kai dar, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo galima važinėti be šviesų. Tai šviesos ne visada buvo privalomas, tik tai, man atrodo, tada, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą arba norėjo įstoti, tai turėjo tada privalomai padaryti, kad visi kelyje turi būti įsijungę šviesas. O dabar visi naudoja automatinius nustatymus. Ir visi, kurie yra kada nors gyvenime susidūrę su kregždėm, tai žino, kad šitas apšypkės visas nieko nelaiko. Jos, aš nežinau, iš ko yra padarytos, bet jos absoliučiai prastos. Čia viskas nulupė, va čia dar skylė, čia tiesiog kažkas klijų pripylė. Bet why not, šitą turiu detalę, kada nors reikės ją čia priklijuoti, bet tikrai ne šiandien. Dar vienas kvirksas. Jeigu jūs važiuojate nuostabiu E36 BMW kabrioletu ir jums pasidaro šalta, tai visą laiką galite įsijungti šildomas sėdynės. Ir iš tikrųjų, žinokit, praėjusį rudenį vieną kartą tik tai panaudojau, bet po savaitės jau reikėjo kregždutę atiduoti į garažą. Dar vienas dalykas, kas man labai patinka, tai laikrodis. Aš nežinau, jis man atrodo pieno riebumą rodo, bet, žodžiu, galima čia taip pažiūrėti, kaip kokiam luxury prabangiam automobilyje, kaip Mercedes'e kokiam. Ir dar vienas iš dalykų, ko pas mane kregždėj nėra, tai šitoj va vietoje daiktadėžiai arba lietuviams geriau žinomam bardačiokė, o čia va būdavo prožektoriukas. Ir aš nežinau, ar jam čia, man atrodo, gal vieta vis tiek yra palikta, tai išsitrauki ir gali ten žibint kažką. Tai vad gaila, reikės šiai pasižiūrėti, ar jisai originaliai čia irgi turėjo būti. Ir dar vienas yra kvirksas su stogu, tai labai noriu parodyti, kad čia yra pusiau automatinis stogas, bet prieš tai jį reikia uždaryti ir po to atidarysiu ir parodysiu. Stogą uždengti daug lengviau negu jį atidaryti, tai dabar parodysiu visus niuansus. Ką pirmiausia reikia padaryti? Atkabinti va šitą va dalį ir ją stumtelti pakankamai. Gerai, važiuojam. Opa! Tada ką reikia padaryti? Išlipti iš automobilio. Va čia va, taip, viską sugrūsti. Ir iš kitos dar pusės viską sugrūsti. Ir tada pabaigti leisti stogą. Ir iš tikrųjų, kai aš sužinojau, kad šitas stogas skaitosi pusiau automatinis, aš galvojau, ar čia reikia išlipti iš automobilio ir nueiti ten pagrūstą stogą. Tai nežinokit, tas stogas yra senas,
mašinai 30 metų, tai tiesiog jis yra nusidėvėjęs ir kažkada yra planuosi ir tą patį stogą pasikeisti iš išorės ir vidaus. Tik tiek, kad Aurytei dėl to reikia labai daug ir sunkiai dirbti, nes vien stogo priekį pakeisti, tiksliau viršutinę dalį, kainuoja 800 eurų. Ir paskutinis dalykas, ką noriu parodyti, tai tas dalykas slepiasi po kapotu. O paskutinis kvirksas tai yra OBD jungtis ir jinai yra štai čia. Ir bičiuliai, jinai yra apvali. Ar kas nors esat matę apvalę OBD jungtį? Ir dar po variklio. Paprastai OBD jungtis būna pasislėpusi kažkur salone ir jinai būna keturkampė, bet ne apvali. Tai tiek visokiausių įdomybių ir keistenybių apie mano automobilį ir apie BMW E36. Tikiuosi, kad jums patiko, tikiuosi, kad sužinot kažko naujo, o tuo tarpu galit mane pasekti, galit uždėti laiką, aš labai apsidžiaugčiau, jeigu pasubscribintumėte ir atsisveikinu su jumis iki kitų kartų.